Nes salė ateina, neateina iš tavęs imti viską, va. Neateina geras. Taip. Jinai nučiulpia jūs. Ir jeigu gerai, dėl to tu turi būti stipresnis už tą salę. Tu turi ją apkrėsti energiją, o paskui gali nuolat išėjęs. Bet tu turi ją, dėl ko va šitas, jūs juokitės, jums atrodo, arba mano kalbėjimai. Jeigu aš ateičiau ir jums vat nieko taip pat, tai va dabar jūs žinote, jūs jauskite salę. Pažiūrėkite, kas būtume po repeticijos. Jūs sakėte? Kai aš ateinu, duodu, arba, o tas ateina, kudai, bet jis išeina, tai jūs kažką gauna. Kaip dopingas. Jis jums, o jeigu jūs ateitumėt, tai padarom kažką, tai skaičiu gerai, tai dabar atiuda. Aš jūs nuvampiruočiau. Tai va jūs suvokit, kad čia yra tarnystė jums vyksta. Nes čia yra, ir dėl to mes gauname iš jūsų atsaką, gauni, kad jūs padaro, kad jūs vykdo, kad jūs kažką. Bet jeigu tu ateini repeticiją, ne 120% pasiruošęs, jeigu ateini 120, tai jūs padarysite 80. Jeigu aš ateisiu 80, jūs padarysite 20. O jeigu aš ateisiu 60%, jūs nieko nepadarysite. Dėl to pedagogika yra beprotnamis. Sustojom sekundę. Nereikia tavo skrajūno, nereikia. Nusimti tą savo davažėlę. Nereikia. Jų nereikia. Šiandien nesupras, iš kur jie atsirado. Čia iš kažkur atskito, ne, čia jau blogai. Darom tą patį. Visi kartu darysim. Bet mes galim daugiau pakelti. Jūs vainti tu dalyvauti. Ką jau nestovėti? O atneša paprastus. Atneši. Atneša. Marge? Karusis, patikėtų, nedūkitų ir nedurnas. Čia jau netoks durnas, kad jau... Važinėjęs savo. Pertrauka. Rūba, rūkiai. Dabar noriu, nerūkiau šiandien. O vakar? Kiek? Pakelį. Tai nerūkyk. Stengiuosi. Tai gerai, nu ir valgyk obuolio. Imko, teisingai, obuolio, gerk obuolio valgyk. Nu ir tvarkoj, viskas bus gerai. Niekas. Tu niekam nereikalingas. Dėl to, bet dėl to mums reikia susiformuoti kažkokią tai formą savo ir tada ateini ir kažką tai duodi ant scenos ir tik tada galima išgirsti tą pokalbį, tada tas tikrasis bendravimas. Vat kai tu suformuoji, dabar kažką mes suformuosim, kažką savo pasakysim, suartikuliuosim žodžius, pasakysim ir tada išnešinės. Ir tada jie mus arba supras, arba ne. O kitam šitam, dėl to, kuo mes daugiau į sektą ateinam, pačiai kaip aš sakau, tuo mes, žiūrėkit, jiem įdomu tada daros, jie mus klauso. Bet kaip mes gyvename, jūs pagalvokite apie tą, aš pagalvoju apie savo mokyklinius dalykus. Aš dabar, kodėl egzacas? Dvi atbėga pedagogas į 45 minutės. Aš galvoju, kad aš pirmą kartą dėstau šiandien. Aš galvoju, kad liestis prie kito žmogaus, prie jauno žmogaus, liestis ir mokyti į menininkų būti, tai reikia būti su juo visą dieną. Aš atsakiau teatrui, pasakiau, kad aš nestatysiu jokio spektaklio. Pasirodo, man reikia būti dvi dienas po 45 minutės du kartus. Ką aš galiu per 45 minutės 16 vaikų pasakyti? Kaip aš galiu palaiduoti, kaip menininkus, būsimus aktorius, kurie turi susikoncentruoti šitam pasauliui, kuriame išėjus pilna reklamos. Kaip aš jį galiu susikoncentruoti, kada jį dirgina nuo ryto iki vakaro, kas tik nori. Jeigu jam 16, aš nepavydžiu jam. Mane dirgindavo rastą nuotrauką nuplyšusi vieno moters krūties gabalas. Aš jau ją žiūrėdavau, nežinau, mane dirgindavo. Mane dirgindavo mano mokytoja 4 klasėje. O jį dirgina, nuo ryto jis įsijungia televizijoje, jam užtenka iki mokyklos, pažiūrėti, kas jį pridirgino jau. Tai kokias jo galveliai gali būti? Jis gali prarasti atramai norą turėti lytinį aktą, turėti vaikų. O tą tai jis gali prarasti. Kai jis užaugs, jis praras norą mylėtis, jis bijos bučiuotis. Ta jis tikrai gali prarasti. Nes jį ištisai dirgina, jis ištisai
Jis yra dirginamas ir dirginamas. Dabar reiškia 15 minučių, man reikia 45 minutės duoda pusantros valandos, tai mes imituojam mokslo. Dabar, bet kodėl patogu, sakau, kodėl tinginių sugalvota. Nes labai yra patogu, ką aš matau. Pedagogas atbėga, kodėl jisai patenkintas, kad jam maža alga. Todėl, kad jis atbėga į mokyklą, į tavo institutą, atlaikė vienam institutė 45 minutės, dar 45 minutės, jis bėga į universitetą. Ten tą patį paskaitė 40, toliau nubėga į teatrą, pasimaitė repeticijoje, tada jau nubėga į televiziją, toliau vėl nubėga į kitą mokyklą, vaikų dramos ratelį, pasako, pasidarėt varles, pakarksėkit. Ir jisai kaip paukštis visur susirenka algas. Jis niekur nejaučia jokios atsakomybės. Kai paklausė, kodėl tavo pedagogai, sako, tavo vaikai geri? Tik ne. Durni. Nemoka susikoncentruoti visai. Aš prašau susikoncentruoti, jis negali. Jis durnas. O kiek to laiko pasibūti? 45 minutės. Tai ką jis gali išmokti per tas 45 minutės? Dabar, ir jie visi pilni noro, tik mes nerodom, mes suaugę nerodom jokių proveržų nebemumise. Aš pabandžiau tokį daiktą, aš pabandžiau daryti kūčias su tais vaikais. Kas man yra kūčias? Man yra kūčias ne prisivalgymas, bet man yra ritualas, valgymas. Man kūčias yra, kada mes suvalgom po mažą buterbraduką. Aš darau tai per repeticijas, aš repetuoju su aktoriais. Po to mes, kaip baigia repeticiją, mes susėdam suvalgom tam duoniuką ar ką, užsitepam sūriu. Tai yra pratęsimas to buvę mūsų bendro. Per tą duoną, per užtepimą, per kažkokį tai, man labai maistas jis visą laiką suartina. Nes kažkokia šia dar yra pasakęs, kad visa išmintis yra skrandį. Per išmintį galim pasiekti per skrandį. Bando visokiais būdais. Aš išmokinu jos tos krikščionybės tarnauti. Ir kas įvyksta? Jie atsineš kažkas obuolių, kažkas sudžiūvusio obuolių atsineš. Kažkas pamato, kad kitas neturi. Ir taip būrėsi teatras. Nes teatras visų pirmiausia, tai yra kolektyvinis menas. Tai yra visi kartu. Ir jeigu šiandien, jeigu mes negrįšim, dabar jo nėra, tai yra Sahara. Tai yra tikra Sahara. Aš visiems vaikams sakau, nuo jūsų prasidės. Davai, pabandom. Gerai, mažulė, išėkit pertrauką. Pavalgom, žiūrėkit vaikai, pavalgom ir dabar žiūrėkit, darom toliau. Iš pradžių viską. Ką? Iš pradžių toliau. Matyti laimą, Draugai, eik žiūrėkit, valgom. Suprantate, kas, čia aš dėl to negaliu visai kišti, nežinau. Nes jie, pavyzdžiui, jie patys nuperka vyną, jie patys išnuomoja patalpas ir kad padarytų parodą. O ministerija užsideda savo paukščiuką. Tai suprantate, jau lygiai tiek daiktai yra. Tai jie dėl to, toliau rašytojai, pavyzdžiui, tu įsivaizduok, kaip gyvena rašytojai. Tai mes dar kažkokį, tai sakykime, aš uždirbau, ar dainavimą, ar vaidindami mes uždirbame. O rašytojas, reiškia, jam duoda knygų, kad jis pats jas parduotų. Nu, reiškia, honoraras yra jam pačiam knygos. Ir jis vaikšto su tais pundais ir savo, gal noriu gerą mano. Dovanai suprantu, bet jisai už tai, reiškia, kai jis išparduos, jis gaus honorarą. Nu, tai apie tai eina kalba daugiau. Ir dėl to jūs turit kovoti ir jūs turit įsikovoti, bet jūs turit reikalauti iš mūsų vieno daikto. Moralumo. Ne pinigų. Ne kažko, bet jūs turit sakyti, jūs turit būti žmonės. Ir va, ko jūs turit rėkti. Tik šito. O ką mes daugiau galim? O kaip bus žmogus, matysite, atsiras ir pinigai ir idėjos, viskas bus padengta.